Čia yra labai triukšminga, bet trumpa pamokėlė apie tai, kaip būtų galima nufotografuoti vaizdą, kuris yra už manęs. Šibuja turbūt viena žymiausių sankryžų Tokijuje, kur labai daug žmonių vienu metu keliauja pirmyn atgal. Ir galima pamėginti pagaudyti tuos žmonės arba pagaudyti automobilius, kurie važinėja. Kartais pravažiuoja labai greitai ir išradingai dviratininkai arba kartingai, netgi ir jie čia važinėja. Taip kad galima dviem būdais daryti, rodyti tą vaizdą, kurį matome iš mano nugaros. Viena vertus tai gali būti tiesiog gatvė ir važiuojantis automobiliai, toks neutralus ir neįdomus kadras. Kitas variantas galima tas mašinas gaudyti, lieti foną, o mašinas padaryti ryškias. Ką reikėtų padaryti? Aš turiu teleobjektyvą 70-200, su juo kiek sunkiau, bet įdomiau galima padaryti, juo labiau, kad naktis ir dabar apšvietimas nėra toks geras, šiek tiek sunkiau fokusuoja, šiek tiek sunkiau pagauna tą judantį vaizdą. Bet kuomet vaizdas nėra platus, gali sukoncentruoti būtent į tą objektą ir gauti visai gražų vaizdą. Ok, nustatymai kokius naudoju, tai pasidaręs ant M 1/20 sekundės, F2.8 ir ISO pasidaręs 500 ant šito, ant 2750 Nikono 400-320 laikydavo. Pabandom, pasižiūrim, kas mums gausis. Dabar eina žmonės ir galima gaudyti žmonių kepures arba žmonių veidus. Šie žmonių šiuo metu yra sekmadienio vakaras, nėra tiek daug, taip kad daug lengviau yra laviruoti tarp visos minios, bet kada čia yra darbo diena, 18-19 valanda, čia turbūt yra 3 kartus daugiau žmonių, jeigu ne 4. Sunku įsivaizduoti tuos skaičius, žinant, Lietuvoje ten vaikšto centai tų žmonių. Tai jau užsidegė raudona ir pabandom mes pagaudyti tas mašinas, kurios kirs arba iš tos pusės, arba iš tos. Viskas labai paprasta. Tiesiog pasigauni mašiną, kažkurioj daly sankryžos, arba nuo tos pusės pradedate, arba nuo priešingos sankryžos. Ir tu ją seki, sufokusuoji ir fotografuoji. Kitas variantas įsijungti Continuous Focusingą, All Servo atrodo Canone ir tuomet laikai fokusuoji, laikai iki pusės nuspaudęs ir seki ir fotografuoji. Atleidai iki pusės ir vėl seki ir vėl fotografuoji. Susiliejęs fonas gaunasi vien dėl to, kad fotografavimo metu juda fotoaparatas ir objektyvas. Jeigu seksi, sustosi, spausi iki galo, vėl seksi, fonas nesigaus susiliejęs, o dažniausiai kas gaunasi, tai yra net neriškus pagrindinis objektas, nes rankos sudreba prie tokio išlaikymo. Galima daryti didesnį 1.80, 1.60, bandai turbūt iki 100, galbūt 80, nes tuomet daug sunkiau yra sulieti foną per trumpas išlaikymas. Taip kad galima pažaisti nuo 1.20, 1.15, jeigu viskas ok, iki 1.80 ir bandom. Ok, pabandom su žmonėm. Jis sakė, jis yra iš Amerikos, iš Misisipės, bet niekam to nesakyk, kad aš esu iš Misisipės. Ok. Kai ištuštėja. Kai ištuštėja ir lieka koks vienas antras pasilikęs, jis dažniausiai bėga ir tuomet galima visai gražiai gauti tuos bėgančius.
kaip ir dviratininkai, kurie važiuoja. Jie mašinų fone arba tų šviesų, kurios yra apskritai čia, fone labai gražiai atrodo. Taip, kad, kaip sakiau, du variantai nuotraukų, kurias galima padaryti. Tai yra taip, kad liejasi fonas, tas objektas yra ryškus, arba galima daryti viską ryškiai ir neįdomiai. Pavyzdžiui, taip. Tada judančių objektų net nereikia sekti, tu tiesiog nusitaikai sceną, kuri tau įdomi ir šauni iki galo, viskas. Jokio sekimo, spaudi, kas gaunasi, tas yra. Štai taip atrodo miesto ar tam tikros vietos fotografavimas, kada nori pagauti įdomesnį judesį ir jį parodyti draugams, ar tiesiog pasivežti iš tos kelionės. Kaip jau sakiau, galimi du būdai ir vienas yra įdomesnis, kitas yra paprastesnis. Aš esu už tai, kas yra įdomu ir kas gražiau žiūrisi. Bet viskam reikia praktikos ir aš dabar padariau apie 650 nuotraukų ir aš tikiuosi bent 20-30 bus gerų, nes kai kur susilieja, kai kur nesigavo, kai kur kažkas kažką užstojo, tokios keliauja į broką ir netinkamos, o kitos, kurios visai gerai gaunasi, tai tas ir pasilieka. Nenorėkit, kaip viskas gautųsi iš karto, galit norėt, bet kai nepavyksta, nesusivilkit. Taip, kad gerų kelionių, gerų fotografavimų susitiksim kitą dieną ir turbūt kitame mieste.